mamai sakiau, kad sakysiu, kad viską aš dariau. Su kamera net mane žmogus kviečia. Aš tavęs ne vieną kartą prašiau, o kodėl apie mane video nepadarai, kaip aš tave depiliuoju? Sveiki, brangieji, šiandien interviu, kaip ir žadėjau, su savininkė Aiste. Taip, studija A. Ir pradėsim iš karto dėl pavadinimo. Kodėl studija A? Kadangi aš esu Aiste. Logiška. Tai ir A. Tai čia dėl to, kad atėjęs iš karto žmogus sakina, žinoma. Gerai, dar vienas klausimas, kaip gimė idėja dėl to grožio salono? Jau 4 metus dirbu su grožio procedūromis, tad galvoju, pagaliau atėjo laikas atsidaryti savo. Tiesiog taip paprasta. Tiesiog. Jo, gerai. Su kokiais iššūkiais susidūrėjai pradžioje, pradžioje, kaip atidaryti saloną, viską? Tai buvo patalpų paieškos. Tikrai tai buvo didelė problema, nes patalpų yra be proto daug, kokių tik nori ir kur tik nori. Ir tas apsisprendimas, kur būtent daryti, kiek buvau pravažinėjus, niekur nejaučiau, kad tai yra mano. O čia įėjus į šitas patalpas, kaip ir tau kažkada jau esu minėjusi, kad patalpos buvo tragiškos būklės. Bet įėjus supratau, kad noriu čia ir man daugiau niekas nesvarbu. Tai buvo didžiausias tikriausiai iššūkis atrasti patalpas. Bet tu kaip užėjai čia ir tą atmosferą, kas tave žavi? Sužavėjo, nes tu sakė, kad jie visapusiškai buvo tragiškus. Tragiškai atrodė. Aš tiesiog gerai pasijaučiau. Ta vidinė tokia būsena buvo, kad čia mano, aš noriu čia būti, aš noriu dirbti, aš tikrai čia gerai labai jaučiuosi ir tai padėjo man apsispręsti, tiesiog mano vidinė būsena. Kodėl tu pati atėjai į tą grožio sferą? Ką reiškia tau grožis? Aš pati atėjau čia vedama tokio dalyko, kad visų pirma, norėjau dirbti savo ir visų antra, toks dalykas, kad aplinkui dauguma mano draugių taip pat dirba su grožiu, kas visažistė, kas manikiuristė ir skatindama draugių atėjau į šitą vietą, sferą. Bet kaip tu patekai į šitą sferą, nes pirmą pasakė, kiek aš žinau, nes aš žinau labai ilgą laiką Aistę, kad jinai nenorėjo pirmo grožio sferoje dirbti, jo pasakė ten įdomi situacija, bet paskui kažkas tau šovė į galvą, kad tau reikia gražinti žmonės. Kaip tai buvo? Gal dėl to, kad tu myli gražinti moterį, ar... Taip, tai yra labai fainas dalykas, kada tu gali kažką padaryti dėl grožio. Aišku, kiekvienas grožis supranta savaip. Vienam yra gražu ryškos blakstienos, ilgos priaugintos, 18D volumas, kitam yra gražu, kad tu net nesuprasi, kad yra pas moterį kažkas padaryta, tik tai šiek tiek pabrėžti jos bruožai. Tai mano pomėgis toks ir yra daryti tai, kad žmogus net nesuprastų, tarkim ir tas pats mano ilgalaikis makiažas. Niekada neišleisiu savo klientės rėkiančiais juodais antakiais, kur pirmai eina antakiai, po to žmogus. Tai toks subtilumas, tas subtilus toks grožis, norėjimas tą padaryti. Aišku, iki ilgalaikio makiažo mano kelias buvo labai ilgas, depiliacijos, laminavimai, antakių korekcijos. Ir galų gale atėjau ten, kur norėjau, nes man ilgalaikis makiažas labai senai viliojo. Tik aišku, jų ir kainos pas gerą meistrą papulti mokytis. Kainos yra labai didelės, tai norint patekti tenai, teko daugiau padirbti, uždirbti pinigėlių, kad galėčiau tai mokytis. Bet, pavyzdžiui, ilgalaikis makiažas geriau mokintis asmeniškai negu kursus, kai, tavo nuomonė yra. Jeigu grupė nėra didelė, tarkim 2-3 moteris, tai dar viskas yra gerai, dėl to, kad dažniausiai yra ir asistentė, kas padeda,
dėstytojai. O buvo taip, kad aš užsirašiau į bazinius kursus grupėje, bet tiesiog grupė nesusidarė ir aš mokėjau pinigus už bazinius mokymus grupėje, bet buvau viena pati. Kaip pasisekė. Kartais būna tokie likimai, kad pasiseka. Gerai, pakalbėsim apie saloną. Kuom išsiskiria tavo salonas? Kaip tu manai, ar... Nes aš esu. Manęs Faktas! Faktas. Kad jis labai kažkuom išsiskirtų, gal taip ir nėra. Nes tų grožio salonų, tikrai be proto daug yra Klaipėdoje, visoje Lietuvoje. Kad jis kažkuom tai išsiskirtų, tai tikrai nėra. Bet mes turime kitokių pliusų, kaip nemokamas parkingas, kas nevairuoja ir stotelės arti. Ir nėra problemos, tarkim, ir su tuo pačiu parkingu. Aš prieš tai dirbau centre ir mes turėjom keletą nemokamų vietų, bet atvažiuoja kitų kolegių klientai ir tarkim man pačiai atvažiuojant po pietų dirbti, kartais nebelieka jau tos vietos. Tai tokį vienintelį išsiskyrimą, žinoma, yra ir kitur tų nemokamų parkingų, bet toks, kad išsiskirtų negaliu labai daug ką pasakyti. Šiaip dėl parkingų labai svarbu, ypač irgi man, nes aš žiauriai nemėgstu važiuoti į centrą, žiauriai nemėgstu, kada tu gerai, tu moki už tą parkingą, ladna, tu gali sumokėti už tą parkingą, bet kada tu ieškai valandą laiko, aplinkui, ieškai vietos, o dieve, tai labai labai yra nefaini. Aš nežinau, kodėl labai mėgsta visi nuomotis centre, aš irgi, pavyzdžiui, man dėl ko patiko lokacija tavo, kad yra parkingas, nereikia nei mąstyti, nei nieko, atvažiavai, iš karto nubėgai, procedūrą pasidarai, išbėgai ir užsiėmė savo reikalais. Centras yra prestižo reikalas. Nežinau. Kokią atmosferą tu sieki sukurti klientui? Tokią atmosferą, kad klientas norėtų grįžti. Tai yra malonumas, paslaugumas, geras sutikimas, kava, arbata. Man tiesiog malonu yra, aš pati, pavyzdžiui, nelabai mėgstu vaikščioti į kirpyklą ir kadangi mane kerpa draugė, dažo mane draugė, man jau vien dėl to yra faina nueiti. Bet kitur eini ir galvoji, vėl į tą kirpyklą, 2 valandas dabar sėdėt, kol mane nudažys. Aš noriu atmosferos tokios, kad žmonėm būtų, aš vėl į kirpyklą ar ten į depiliaciją, kad gerą emociją sukurti, kad tu esi laukiamas, o ne tik, kad ateina klientas, paimi pinigus, išleidi per duris. Čia labai fainiai, nes aš taip, pavyzdžiui, pati ant savęs, kad taip yra, kad ateina klientas, atneša pinigus ir viskas. Ir niekam neįdomu, net nepasiūlo kavos arbatos, tai netgi pasiūlymas kavos arbatos jau tai daug ką reiškia. Jau klientas taip žiūri, jau malonu, jau ten pasirūpina klientų, netgi tokie smulkmenos. Kaip kavos arbata, ten saldainiukas koks, jau tai yra, fainiai. Mano atžvilgiu, kaip klientų. Tu atėjai saloną, sakei, kad jisai tragiškai atrodė. Tai kad sukurti tokią šiltą atmosferą, kiek įdėjai jėgų, pastangų, kas tau padėjo, gali ir finansiškai pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, nori. Šiaip mamai sakiau, kad sakysiu, kad viską aš dariau. Jo. Bet jeigu iš tikrųjų tai yra... Ta nekirpsiu, žinokit. Nekirpsiu tam. Mama, aš nieko nekirpsiu, jeigu žiūri tą interviu. O šiaip tai daugiausiai padėjo mama, mano dėdė, kuris atvyko netgi iš Ukmergės savaitgaliui, kad galėtų padėti daryti remontą. Padėjo draugai. Tai tiesiog viskas buvo mano šeimos ir draugų rankom padaryta. Kaip fainai, kada taip draugiškai visi gyvena ir padeda vienas kitam ir nėra to pavydumo jausmo, kaip dažniausiai būna jo ir pas draugų. Jeigu tu išsiskiri iš draugų kažkom ir nori kažkokį verslą daryti, bet tavo draugai tave palaiko. Mane labai palaikė ir per gyvenimą, matai, atsifiltruoja labai tokie žmonės, kurie iš tikrųjų yra pavydūs,
kam tau to reikia, tu žinai, kiek čia tų salonų yra, ar tu tikrai pateimsi. Atsifiltruoja per laiką tokie žmonės, o jeigu draugai taip ir sako, tai kartais netgi kyla klausimas, ant kiek jis tau iš tikrųjų yra draugas, jeigu jis tavęs nepalaiko, o tau iš karto, kad tau nepavyks, tau neišeišia, kiek kainuoja, tu pagalvok, ar tau to reikia. Tai jeigu man to nereikėtų, aš nebūčiau pradėjęs daryti, bet pas mane tokių žmonių nebuvo. Teisingai, labai fainai. Nu, finansiškai pasakysiu maždaug, kiek išėjo investuoti, kiek reikia pinigų atidaryti savo grožio saloną. Mes, kaip sakant, išsisukom su tikrai pakankamai mažom investicijom, nes viską darėmės patys. Kartais netgi pačias priemonės, tarkim, ir dažai, ir visa kita nekainuoja tiek daug, kiek meistrai. Aišku, nėra viskas idealiai padaryta, bet suma viršijo tikrai 2-0 zonų. Tai va, reikia turėti pinigų, jeigu tu nori kažkokią savo verslą. Bet aš manau, kad ir daugiau užsidirbsi. Tikrai taip. Kokie pokyčiai matomi kliento poreikiuose pastaruoju metu? Nu, tu labai senai esi grožio sferoje, gal tu pamatai kažkokią tendenciją, nes kaip anksčiau jau buvo tie juodi antakiai, labai madoj, o dieve mano, kodėl jie buvo madoj, aš nesuprantu. Ir kokie dabar pokyčiai grožio sferoje? Moteris, kurios darėsi ilgalaikius makiažus, pavyzdžiui, anksčiau ir dabar, jos vis dar nori tų juodų antakių. Dar nori? Vis dar nori. Aš jau 10 metų esu pasidarius, man čiut paryškinti reikia. Nebėra tai. Nebėra tokių dalykų, nedarau, yra tekę ir ne vieną klientę išlydėti, sakant, kad nedarysiu, nes man asmeniškai ateitų mano draugas su tokiais antakiais, aš klausčiau, pas ką dareis, ir mintyse galvočiau, kad tik tenai neiti. Tai nelabai kas ir keičiasi, kaip anksčiau ir buvo tom, kuriuom patinka natūraliai, ir dabar jom patinka natūraliai, ir buvo, kam anksčiau patinka tie juodi, dideli antakiai. Mano mąstymu ir suvokimu, grožis turi būti nepadarytas, o jis toks, koks yra, ir čiut jis gali būti pagražintas, pabrėžtas, bet neturi būti, kad tu ateini visiškai be antakių, išeini su tokiais dideliais juodais antakiais. Tai nebėra madinga, tai nebėra skoninga, kaip ir tos blakstutės, tos labai didelės ilgos. Tai nebėra mada, bet kas mėgsta, tas mėgsta, jas ir toliau darosi. Tai jeigu, pavyzdžiui, klientas ateina pas tave ir sako, aš noriu tokių juodų antakių, tu gali pasakyti, kad, sorry, aš neturiu juodo pigmento. Ai, tu net neturi juodo pigmento. Labai fainai, kad grožio meistrė gali išsakyti savo nuomonę ir patarti žmonėms, kaip būtų gražiau. Tai labai yra vertinama. Aš irgi, kai einu ten pas vizažo meistras ir rodo, kokią aš noriu makiažą, ir visą laiką iš jų laukiu atbulinį ryšį. Ne taip, kad, kaip nors aš tau tai padarysiu, nors tau tai netinka. Taip, ir atbulinis ryšys, ką tai reiškia, kad padaryti taip, kaip tinka man, nes mano veidas yra kitoks, ten paveiksliukas yra kitoks ir gali būti, kad visiškai netiks. Ir labai fainai, kad grožio meistrė gali tiesą pasakyti į akis, kad sorry, netiks, aš jums padarysiu gražiau. Bet žinai, kiek yra tokių klientų, kurie vos nesukumščių į stalą ir aš taip noriu ir tu man padaryk taip, kaip aš noriu. Labai daug tokių būna. Ir kaip tu ilgėsi tokia? Yra buvę keletą kartų, tarkim, ryškios raudonos lūpos. Esu tikrai dariusi ryškias raudonas lūpas, nors man jos yra visiškai ne prie širdies. Aš dabar įsivaizduoju save. Gyvenu daugiabutyje, ryte apsimaunu treningus, dar visa susivėlusi, einu ne šiukšlių su ryškiai raudonom lūpom. O ką, seksi? Aš raudonas lūpas galiu pasidažyti ir su lūpdažiu, pieštuku. Man ilgalaikis makiažas, jis neturi pakeisti mano veido ar pakeisti makiažą. Jis turi paryškinti mano natūralų grožį, tarkim, neturiu lūpų kontūro, arba nelygus lūpų kontūras, arba ten kokios
iš techninės pusės Fordaiso granulės yra ant lūpų tokie balti taškiukai. Mes jas galim uždažyti švelnia rožinio, rusva spalva, pagal kiekvieno kliento norą, bet man tai jis neturi atstoti mūsų normalaus makiažo, tos pravotkės, strėlkės. Nu, man toksai viskam yra saikas ir aš geriau tai pasidarysiu namie su paštuku, jeigu man reikės ir aš norėsiu, bet kiekvieną dieną aš noriu būti natūraliau. Bet aš, pavyzdžiui, vat, kaip esu iš žmogus nesusijęs su grožio sfera, su per momentais ir visą kitą, aš taip ir maniau, kad per momentą daro dėl to, kad matytųsi. Matytųsi antakiai, matytųsi lūpos, o dabar, kai tu paaiškinai, kad raudonus lūpus vat nenoriu, tai kam daryti tą per momentą? Ar kaip čia yra su to per momentą? Yra taip, kad tu gali pasiryškinti kažkokį tai savo mažą trūkumą. Tarkim, neauga ant antakių plaukai. Ir gaunasi toks iškastas antakis, ar ne? Tai mes galim padaryti gražų šešėliavimą, jis neatrodys toks ryškus. Jisai tiesiog užpildys tau tą vietą, kur nenublūks ten, tarkim, metus, 2, bet jie nebus tie juodi ryškus antakiai. Lūpos lygiai taip pat, iškastas nuo herpio kontūras. Lūpytės eina gražiai ir va toks kamputis. Tai mes galim jį užspalvinti gražiai ir tavo lūpas natūraliai padažus vazelinu, jos atrodys, kad jos yra padažytos švelniai, gražiai, bet natūraliai. Dabar supratau, aš maniau, kaip mačiau, kad daro tos juodos, lūpos, ten strėlkės, kaip tu sakai, ir aš ir maniau, kad žmonės eina per momentą daryti dėl to, kad iš karto bus ne vakarinį makiažą, tu atsikėliai ir, kaip sakai, treningus apsimauni ir ne ale graži. Aš esu visiškai tokio natūralaus grožio gal šalininkė, pas mane yra ir antakiai padaryti, ir strėlkės, ir lūpos, pasakytum? Ne. Ką klientai dažniausiai vertina sugrįžtant pas tave? Tikriausiai dėmesį. Aš stengiuosi paklausti savo klientų, ar viskas gerai, ar nepamiršo to ir to, tarkim, net su depiliacijom, pati žinai, parašau, ar padarai pilingą, padaryk. Reikia juos ne tik, kad jie ateina, tu atlieki procedūrą, išleidi per duris ir ate, bet jis reikia pasirūpinti. Mes visi norim, kad mumis rūpintųsi. Tiek vyras, tiek mama, tiek draugai, tiek mūsų meistras. Va, tai labai auksiniai žodžiai, kad ne tik, kad tau sumokėjo ir ačiū Dievui, eik visus ten, kur nori, bet ir tik pasirūpinti. Jo, aš pas Aistę jau senai darau depiliacijas, tai jinai man visą laiką rašo apie visokias procedūras, kurios aš pamirštu daryti. Bet tai būna. Bet tu nepyksta ant manęs, aš manau. Čičiu pyksta. Paskui aš ateinu, jinai man. Žodžiu. Gerai, jo, dėl to tai labai fainas tavo požiūris, aš manau, kad ir klientai tą įvertina labai gerai. Aš pati, kaip klientas lankantis kažkur, tarkim, prieš atidarimą jau į purškiamą įdegimą, nes mergaitė prašė, parašykite, kaip kitą dieną, kaip nusiplausit, ar jums tinka, ar patinka, gal kažką norit pataisyti. Man toks, wow, geras, ne tik aš taip darau, klausiu, prašau, kad man parašytų, bet ir kiti taip, kur kitur ateidavau, niekada to nesu turėjęs. Aišku, nors eidavau pas drauges, su draugiam tiesiog susirašai, ai, tam nagas nulūžo, neatlaika, bet šiaip labai faino, bet ir man buvo, kad manęs paklausė, manim pasidomėjo, patinka žmonėms. Nu, jeigu iš tikrųjų aš irgi maloniai buvau nustebinta, nes pas vieną vizažistę, vieną tik iš tų masės, kiek aš jau buvau, aš jau ant pirštų neskaičiuoju, kiek aš ten buvau, ir vieną vizažistę man kitą dieną parašė, o kaip nešiojasi makiažas, ar nenusitrynė, ar viskas buvo gerai, ir aš irgi taip save mintis taip pagavau, kad, bliau, kaip fainiai, tas nuoširdumas ir jisai paperka iš karto ir tu nori grįžti pas tą meistrą, nes tu galvoji, kad tu esi klientas ir klientas jai rūpi.
O ne taip, kad tave padažė ir viskas, o kitą dieną net neparašė nieko ir nepatiko, nuplovė, nesvarbu kaip, svarbu sumokėjai. Nu, kaip sakoma, ne viskas skaičiuojasi pinigais. Man dažnai taip komentaruose sako, jūs tik apie pinigus, apie pinigus. Nu, blembu, toks gyvenimas yra. Ar ne? Gerai. Tokių klientų, kurie su tavim eina tavo keliu nuo pat pradžios. Taip, viena iš jų esi tu. O, kaip miela. Turiu tokių klientų, kurie yra nuo tada, kada aš baigiau mokslus ir jie vis dar lankosi pas mane, tai gal ne apie permanentą, tai apie depiliacijas, laminavimus. Yra tokie ir nežada manęs išduoti, tu irgi nemėgini. Nu, nežinau, kur kelias mane nuves. Jo, papasakau žiūrovams, ką tu darai. Tai, kaip įsiaiškinom, jau ir permanentą tu darai, depiliacijos darai, kokios dar paslaugos teiki. Antakių ir blakstienų laminavimo procedūras. Tai, bet tikriausiai depiliacijos yra mano labai mėgstu. Po plaukelį, po to vienu su pincetu iškrapštyti, nežinau, turiu kažkokį va tokį, tai mano sveikata neleidžia man daug dirbti su depiliacijom, nes esu riešų užsidaužusi, o sporto metu paauglystėj, bet ir gydytojai neleido man su depiliacijom dirbti, bet tas kiekvieną turiu va kažkokį tokį tai fetišą. Aš pastebėjau. Lyčnas plaukas jo neturi būti. Aš pastebėjau, aš kartais jai sakau, tai paliktų jį, paliktų tavo. Ne, aš paliktų jį, šeimininkė sako, tegul auga, klientus visą laiką teisus. Ne, tu jau tą įsitikinai. Bet tenka kovoti, va tai. Kokie tavo artimiausi planai ar tikslai salonui? Pradžiai įsivažiuoti, praktiškai turiu pilną savo kolektyvą, trūksta dar kelių mergaičių, tai jeigu esat manikiristė arba kosmetologė, kviečiu. Labai faina šeimininkė, aš tai norėčiau pas tokį dirbti, mano asmeninė nuomonė. Tai pradžiai sustatyti visą kolektyvą, kad būtumėm pilnas sąstatas ir įsivažiuoti, po biškį įsivažiuoti, o toliau jau kaip mane gyvenimas nuneš, tai dar neaišku. Ar planuoji plėstis, ar įvesti naujų paslaugų pati? Kadangi mūsų patalpos nėra labai didelės, tai yra kirpėjai ir dar 2 atskiri kabinetai, išplėsti kažkokių patalpų, nebent kaimynus griausim. O ko ne? Kaimynai, ate. Tai aš manau tavo mamai, sorry, kad pertraukiu, aš manau, kad tavo mamai patiktų tą idėją. Jinai iš karto pasakytų, jo, aš pas kaimyną. Tai kol kas apie plėtimąsi šitose patalpose nieko negaliu pasakyti, gal ateityje sugalvosiu, gal norėsiu dar Panevėžy. Negaliu žinoti. Nu, aš tikiu, kad tu Lietuvė negali žinoti. O apie savo paslaugas, gal tu matai save kažkokį, dar plėtimuose dėl savo paslaugų? Dėl savo paslaugų, tai kol kas negaliu dar tiksliai atsakyti, yra minčių, bet, kaip sakoma, pirmą padarysiu, po to papasakosiu. Aš turiu omeny, kad tu nenori sustoti. Vat, pavyzdžiui, tu darai ten depiliacijas, permanentą, taip toliau ir viskas. Ir ant to viskas stabdys ir va taip ir darysiu. Tau įdomu yra kažko naujo įvesti, kažkokios, tobulėti pačiai. Tai žinoma, norisi kažką tobulėti, bet norint atlikti dar kitas procedūras reikia jau ir medicininio išsilavinimo. Tai arba turiu stoti mokytis, kas visai yra labai faina. Nežinau. Su tavim mokslo nebaigiau, gal kažką kitą pabaigsiu. Tai reikėtų stoti mokytis, pasibaigti medicininį išsilavinimą, kad galėčiau teikti ir kitas procedūras, kas man labai ir patiktų, ką ir turiu mintyje, bet apie tai galėsiu pasakyti tada, kada jau baiginėsiu savo mokslus ar dar kažką, nes
kaip žinant, galima greitai prisišnekėti, o nieko Noriu nebus. pakalbėti apie tavo motivaciją. Nes kai aš pradžių pas tave, jo pirma motivacija pas tave buvo, kad tiesiog daugiau klientų, kiek žinau, kad įsivažiuoti ir taip toliau. Paskui Aistė augo. Ką reiškia? Jinai pabaigė dar ir ten per momentą ir įvedo savo kitų paslaugų. Paskui užaugo į salono šeimininkę. Tai va, tai kas tave motyvuoja eiti į priekį? Nes motyvacija tai yra didelis dalykas, kurio žmonės kartais neturi ir mano, aš taip nesugebėsiu, kiti gali, o aš negaliu ir visokie mintis pradeda galvoje suktis. Bet pas tave aš kaip įsivaizduoju tokių minčių, gal yra, bet kaip tu su jais kovoji, kas tave motyvuoja eiti į priekį? Tarkim, kaip tu sakai, man nepavyks ar dar kažką, man turi pavykti, aš padariau, aš neturiu kito kelio, gal man turi pavykti. Kaip man gali nepavykti, kai aš jau esu padarius, aš nerasiu kolektyvo, šiuo metu grožio meistrų yra be proto daug. Ir man, tarkim, pakeisti manikiūro stalą, kas yra jau kabinete, pakeisti į kosmetologo gultą, man nėra labai sunku. Tai aš viską galiu, man turi pavykti, aš kito kelio neturiu atgal. Ir žinoma, tai yra pinigai. Būkim bėdni, bet teisingi, kiekvieną motyvuoja pinigai. Tu ryte keliesi darbą, kodėl? Dirbi ofise, nemėgstamą darbą, sėdi barškini kompiuteriu, kodėl? Dėl to, kad tu gautum už tai pinigus. O dirbti mėgstamą darbą, tai dar yra didesnė pasaka. Tai viską motyvuoja ir pinigai, ir norėjimas geriau gyventi, ir verkti ne ant dviračio, o merse, viską, nežinau, nuskambėsiu gal kaip kokią didelę materialistę, bet tai yra tiesa. Mes gyvenam tokiam Mes visi norim gyventi geriau. O nežiūrėti Instagram'e, kaip ta gerai gyvena ir su kokia jinai suknelė gerai eina. Aš irgi noriu tos suknelės, aš irgi noriu geriau gyventi, tai stojasi reikia daryti. Bet supranti, tu darai. O kiti žmonės nedaro ir labai daug galvoje sukasi tos mintis, kad aš nesugebėsiu ar dar kažką. Kaip tu gali kitus irgi merginos sumotyvuoti, kad reikia nebijoti tiesiog. Nes daugelis yra baimė. Mes visi bijom, aš irgi bijojau. Aš pirmas dienas, vos ne visą pirmą savaitę aš vyrui sakiau, kam, kodėl, aš nebenoriu. Ne, tu juokauji, sako, tu jau viską pradėjai, remontai prasidėjo, tu jau nebenori. Ai, tavai buvo tas, jo? Buvo atėjęs, nes supranti, ta pati pradžia, kai niekas dar neprasidėjo, tu stovi ir žiūri, aš turiu tik tiek laiko padaryti iš tiek kažką ir labai gąsdina. Saldainė, jo. Labai gąsdina. Tai buvo visokių minčių, bet kad man nepavyks, aš negalvojau. Aš galvojau, kaip man tai padaryti. Buvo ir ašarų, buvo ir mamai paskambinau, ir dėdį paskambinau, Aiste, kaip sekas, ir ašaros, kaip pupos byra. Visko buvo. Tai yra normalu. Jeigu pas mane to nebūtų, tada būtų blogai. Tuo labiau, kad tai yra mano pirmas toks kūdikėlis. Pirmas mano kažkoks tai, kaip sakyti, verslas. Tas, kas daro jau 5 ir 8, tam jau gal 0 emocijų ir jau viskas okei. Bet kai yra tas pirmas, o dar, kaip žinot, aš esu labai jautri, tai ir visko buvo, naktim nemiegojau, 2 savaitės nieko nevalgiau, buvau gyva vien tik tai ant kavos, visko buvo. Bet vis tiek, eini ir darai. Nes mane užgriauš čia. Kodėl tu nepadarei, nors norėjai? Va, matot, kokia faina. Teisingai, taip reikia nebijoti. Aišku, baimės būna visur, bet reikia tiesiog eiti ir daryti. Eiti ir daryti. Gerai, tai koks būtų tavo palinkėjimas žiūrovams, kurie žiūri mūsų interviu, ką tu norėtum pasakyti, galbūt būsimams klientams, galbūt būsimams meistrams, kurie pas tave ateis.
norėčiau apskritai pasakyti, kad nebijokit. Nebijokit nei daryti, nei mėginti, nepaeis, nieko nepadaryti. Nei jūs pirmas, nei jūs paskutinis. Ar ne? O būsimiem klientam noriu pasakyti, kad užsuktumėt, ne tik pas mane, mes turim pilną nuostabių meistrų, kurie atlieka savo darbus tikrai profesionaliai. Mes turime keletą kirpėjų, yra keletą vyrų kirpėjų, vaikinų, kad turime nuostabų barberį. Nuo kito mėnesio bus ir manikiūras, dar turiu savo nuostabią kolegę, su kuria kartu dirbame, jinai taip pat atlieka antakių ir blakstienų laminavimus. Atvyksta, tarp kitko, šiandien atvyksta mergaitė su aparatiniam kūno procedūrom. Tai taip pat viskas skelbiu mūsų studijos Instagrame, tai jeigu kada nors bus įdomu, Jekaterina, kviečiu išmėginti su savo kamera. O, su kamera net mane žmogus kviečia. Aš tavęs ne vieną kartą prašau, o kodėl apie mane video nepadarai, kaip aš tave depiliuoju? Oh my god, depilacija tai nėra mano mėgstamiausias dalykas. O koks aparatas bus, kur mergaitė? Su masažinio aparatu kažkokio? Kūno formavimo. Tai yra individualiai parenka mergaitę kokias tintas procedūras ir taip pat atlieka bedatinės mezoterapijas. Aš pas savo draugę, kolegę taip pat esu atlikus bedatinę veido mezoterapiją, tai galiu pasakyti pasaką. Labai patiko ir labai rekomenduoju. Labai patiko ir labai rekomenduoju. Lauksim jūsų čia visų studija A. Susitiksime čia, aš irgi čia lankausi ir galbūt ir mane pamatysit. Tai va, susitiksim studija A, mūsų mielą šeimininkė, aš labai džiaugiuosi už ją, tikrai matau nuo pradžių, kaip ėjo jinai tuo keliu ir aš visą laiką vertinu tai, nes tai yra labai stiprybės viduje jausmas, nes tik stiprus žmogus gali siekti savo tikslų, nežiūrint į nieką, nei apkalbas ir aišku bijo, bet vis tiek eina į priekį ir man žavia tokie žmonės ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonės būtų tokie, nebijotų nieko ir tiesiog eitų į priekį. Taip gali būti nepasiseks, bet ir kas, bet tu pabandėjai ir tu darai. Ir aš labai tavim didžiuojuos ir tik į priekį, tik pirmiem. Padėsiu, kom galėsiu. O aš pažadu tavęs neišvaryti. Oh my god. Jo, gerai, nemeskai mane nieko gerai su savo kamera, kai ateinu. Tai va, labai malonu pas tave. Ačiū labai, kad pakvietei ir į atidarymą, kad mes dasidėjom prie tavo šventės ir labai malonu. Ačiū. Ir myliu tave kaip draugę. Širdelė.